Šventę vainikavo miestelio meno mėgėjų bei svečių dainos ir šokiai. Pas mus nedrėva žemelė. Nėra karo, nėra maro. Eisvinyčia tokį garą. Oi gerai, oi gerai, gerai, gerai. Oi gerai, oi gerai, gerai, gerai. Oi gerai, oi gerai, gerai. Trumpos dienos ilgi vakarai. Pirmą kartą Balbieriškiai, iš tikrųjų labai žavingas, labai gražus miestelis ir džiaugiuosi, kad čia yra gerų darbų daroma ir šiandieną mes atidarom šį pastatą, šį kultūros centrą, tai tikrai miela labai. Kieno dėka tokie miesteliai gyvena? Pirmiausia, be jokios abejonės vietinių žmonių, kurie turi iniciatyvos, kurie nesiskundžia tik tai sudėtingų gyvenimo, o imasi ir daro. Tai tikrai džiaugiuosi, kad čia yra aktyvi bendruomenė, kad yra labai daug aktyvių žmonių kilusių iš Balbieriškių ir dabar yra arba Prienų rajono merai, arba direktorius administracijos, arba kiti žmonės, kurie gyvena Vilniuje ir kitur. Tikrai būtent jų dėka ir atsiranda gėris ir aš džiaugiuosi, kad čia Balbieriškiai tokių žmonių yra daug. Kūrėsi miesteliai ir gražiai, ir Veveriai, gražiai, ir Pakuonis, gražiai, ir Jieznas, tos didesnės gyvenvietės, tas pats Išlaužas, aišku, ir mažesnės gyvenvietės, visos puošiasi pagal galimybės, o visos galimybės susiveda į lėšas. Bet manau, dalyvaudami projektuose, per projektus, bandysim atkursim ir kitas gyvenvietės ir miestelius mūsų. Ne viename Lietuvos miestelyje yra įsikūrę panašus kraštiečių klubai. Vieni jų gyvi tik nostalgiškų gimtinės ilgesių, kiti prisideda dalykinę veiklą, padedančią jų gimtiniai tapti dar gyvybingesnė ir gražesnė. Gera žinia ūkininkams iki rugpjūčio 1 dienos nenušienavusiems pievų ar ganyklų. Ta reikia padaryti iki rugpjūčio 15. Kitaip tariant, iki žolinės, o Dzūkijoje kopūstinės. Šienas ar žalioji masė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose, turi būti sutvarkyta. Tai yra išvežta iš lauko. Žalioji masė šienaujant turi būti susmulkinta ir tolygiai paskleista ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, o šienas sudėtas į kūgius. Supresuotą šieną galima palikti ir lauke. Tiems ūkininkams, kurie nenušienavo ir nesutvarkė šieno iki rugpjūčio 1, bet tai padarys iki rugpjūčio 15, nebus fiksuojamas pažeidimas ir taikomos sankcijos. Nesnauskite ir tvarkykitės. O tuos, kurie susitvarkė, televizijos laida Gimtoji žemė sveikina. Jūs jau įvykdėte žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus. Dabar keliausime į kitą Lietuvos kraštą. Zarasų rajone įsikūrusi Vajasiškį. Čia taip pat iš šių vietų kilę žmonės sugužė Liepos pabaigoje į Šventos Onos atlaidus. Onomis šios apylinkės turtingos. Šįmet jų čia buvo net 18. Tradicijos tradicijomis, tik pramogų čia anksčiau nebūdavo, kol nesusikūrė Vajasiškio bendruomenė. Nuo tolo ninės didelė šventė. Žodžiu, tai yra vienas neramios ir veiklios bendruomenės renginių, draugėn sutelkiantis čia gyvenančius ir gyvenusius žmonės. Tai proga pakalbėti apie naujo derliaus nuėmimo pradžią, prisiminti su tuo susijusius liaudies papročius ir tiesiog visiems pabūti kartu. Beje, per šiuos atlaidus pirmą kartą nuskambėjo nauji Vajasiškio bažnyčios varpai. Ir rugiapjūtės, jau derliai prasideda tokia, jau šventė didesnė daro. Pirmą duoną kepama, seniau kai būdavo, tai per Onos, Šventos Onos jau atlaidus atsiveža kermošin duoną šviežios.
būdavo visada prakulė, visada, kad jau stengiasi, kad iškulti truputys ir kad šviežios duonos onai iškepti. A dabar jau kitaip yra. Dabar jau kitaip, dabar jau laikai, kaip čia nežinau, pavasarį vėlyvė, dabar jau gal niekaip, va dabar kai apie mus, jau gal neprapjaus niekas, neprapjovė rūgių ananos, aš manau. Pavasariai dabar blogi, rudeniai ilgi, pavasariai blogi, pavasariai jeigu blogi, jeigu šalti, tai ir tada visakas vėluoja. Geras derlius bus šįmet, kaip manot? Pagal grūdus tai yra ir nemažai grūdų, bet pagal kokybę dar bus matyti. Kodėl? Saulės mažai buvo. Tai smulkus bus? Ne, pačios grūdo savybės visada tokios gali būti. Vis dėlto saulės reikia. Saulės reikia ir daug saulės reikia. Prašom blyno. Čia yra iš ypatingų miltų, iš razavų vadinasi. Razavi tai nuo žodžio, ne, nuo žodžio vieną rozą sumalti. Prašom. Tai jie kieti turbūt labai? Jie nekieti, jie labai tokio subtilaus skonio. Šitie blynai turi tautinio paveldo ženklą, kadangi jie buvo kepami seniau negu prieš 100 metų. Ir labai skanu su moliūgiene. Tai yra Šventos Onos vainikai, kadangi tai yra javapjūtė. Čia yra visi javai, jie dabar sunokę, ką ir matom, pakelėse. Nuo senų senovės buvo pinami pabaigtųjų vainikai. Ragaujami riešutai tik nuo Šventos Onos, todėl va čia va ir yra riešutukai. Va, ir juos yra dedama tai, kas yra lauko gėlės. Jūs neužspėjot, mes turėjom daugiau vainikų, buvo įdėta rugiagėlės ten, o čia va jau tik su linais. Tai yra Šventos Onos pabaigtųjų vainikai, nes ona yra duonos ponė. Tai čia jau vaiesiškiečiai vaišina visus svečius sukviestus. Taip. Silpnai rauktais agurkais, šaltiena ir bulvėm. Tradiciškai. O kas yra va šita šventė? Kodėl jinai yra rengiama? Tikriausiai, kad žmonės neužmirštų savo šaknų, nes čia jie visi beveik iš kilimo iš čionai. Aplinkiniai miestai sutraukia iš kaimų. Tai va, kaip girdėjom, tai iš Utenos, tai iš Vilniaus, bet tai jų šaknis tai čia, nes kitaip jie čia neatvažiuotų. Aš iš Bundulių kaimą. Kilus, augus, paskui Varkutai buvus, paskui iš Ceikas Lurūda. Gimtas kraštas, gimus, augus, mokiusi, Zarasų gimnaziją lankiau, iš paskutinės klasės mane areštavo, jis kaip seniau 8 klasė, dabar 12. Čiagi viskas mano, čia tėvai palaidoti, seneliai, broliai. Prašom šaltibarščių. Vaišinam va, smagu pabūti, į kitus pasižiūrėti. Kaimynus aplankyti reikia, čia mums netaip toli. Tai bendruomenės gerai krūta, žiūriu. Krūta. Visi linksmi. Būtent, kad krūta. A ko? Tai svarbu? Tai ne, gerai, kad būtent krūta. Nu kažkaip tai kaime reikia krūtėti. Nekrūtės, matai, kasgi bus. Nes ne vien tik daržai ar dar kažkas reikia. Aš šiaip, jeigu atvažiuotumėte į Tauragnus, tai pamatytumėte, ten pas mus irgi labai gražu. Ir Tauragnai, ir ežerai. Ar geras šįmet derlius bus? Neblogas pas mus. Kaip mums tokia lietinga vasara, tai taip, už tai, kad pas mus mėlynai ir akmenai, tai palyginus tikrai bus geras derlius, už tai, kad mums vandenai viskas nubėga, susigėrė. Ir tai šiaip agurkų pomidorų tai priaugo? Taip, priaugo. Ir bulvių, palyginus bulvių daug bus. Nes, nu, pas jūs mačiau, kad pas jūs nekokias bulvės jūsų krašte čia kur čia prie Vajasiškė. Tauragnos kraštas kokias. Iškart po pamaldų Šventos Onos garbei, čia pat prie bažnyčios prasidėjęs šurmulys nerimo kone visą dieną. Kas stengiasi paragauti kuo daugiau įvairiausių rytų aukštaitiškų patiekalų, kas paskutinėmis naujienomis dalijosi, o kas tiesiog žmonėjosi. Vajasiškio bendruomenė svečiams ir šventės dalyviams parengė ne tik gardžių vaišių, bet ir įvairiausių pramogų ir apdovanojimų. Žodžiu, stengiasi, kad niekas nenuobodžiautų. Dabar 401 numeris atsiima šokėjos prizą. 401, prisistatykit. Rasa iš Užėliškių. Sveikinam, Rasa. Turiu padėką už tai, kad daug dirbu. Kai reikia visada atvažiuojam tvarkyti, reikia ir aplinką, ir vidų, ir
vienu žodžiu, ir tuo pačiu gavau dar dovanų oninių progą, čia kažkokios tai medžiagos ir dar puokščias gražios ir dar viena gražus žiedas kažkoks tai. Labai jau čia gyvenimas vadina šitas žiedas. Koks kermošis, jeigu jokių prizų nėra? Tam ir kermošis. Tai ką jūs įteikėt? Aš kojinės, aš turėjau mezgėjas prizų ir įdėjau 2 kojinės, moteriškas ir vyriškas. Aš šokėja, statulytė šokėjos. O iš kur jūs gavote statulytę kojinės, tai ponia pati numezgė, o jūs? Aš paprasčiausiai nupirkau. Ir dar sūrį kaimišką savo gamybos. Ir tai kada jūs spėjot viską? Čia tiek buvo rūpesčių prieš šitą šventę, ar nebuvo jau? Reikia noro turim ir spėjam. Šita šventė tai vienintelė, kurią jūs ruošiat, jūsų bendruomenė yra? Oi daug, ne. Ir joninės būna, ir oninės būna, ir šiaip švenčių. Ir mes netgi būna žiemą. Susirenkam, pavyzdžiui, būna adventą vakarienė. Susirenkam kultūros namuos, taip gražiai pašneka, paskaita kas nors. Nu, tokių va, pavyzdžiui, sausio 13 visada paminim. Nu, va, tokius visokius šventės mes minim. Daug švenčių, daug progų, daug. Koncertai vyksta motinos dienos proga, tėvo dienos proga. Daug pramogų pas mus labai. Pramogų. O darbų? Dar daugiau. Matot, dar daugiau? Darbų tai galim dirbti nuo ryto iki vakaro ir dar nakties dadėti. Ir vis tiek nepadarysim. Darosi, kiek dar tų pastatų turim. Taip, turim pastatų ir dabar sunku apeiti juos. Va, bendruomenės namai, šarvojimą mūsų vadinama ta salė. Turim vat mokyklą didžiulę, buvo 2 aukštų, dabar padarėm 3 aukštų. 1 aukštą atkapstėm iš pažemių projektą, kada laimėjom. Ir buvo tas pamatas užpiltas ir šlapo siena ir reikėjo atkasti, izoliuotas pamatas. Tai va, pasidarė 3 aukštų dabar iš vienos pusės ta mokykla. Ir dabar pateikėm vėl paraišką, 2 etapui suspėjom, 1 rajone padarėm tą įgyvendinam projektą, 2 etapui ir jau aukštyn lypant, 1 aukštan ruošiamės ten 8 kambarius. Vat įrengti, 10 ir čia turim namukų. Čia labai smagu, kai atvažiuoja miestą vaikai, žmonės tiesiog užmirši, kad kaime yra šienas, tiesiog pačiupinėti, pabūti, tiesiog pasvaliuoti vaikam labai smagu. Čia bandomieji tokie namukai. Jeigu ateityje pasitvirtins, tai mūsų toks maršrutas eina 3 kaimai Lietuvos pusėje. Tai va, jeigu turistam patiks, tai su laiku galės ir pranakvoti. Tai čia tas viešbutis, katras vadinasi kiek žvaigždučių? 5000 žvaigždučių. Bet vakar vakarė, žinokit, pati pasižiūrėjau, nu, tai galite daugiau ne 5000 žvaigždučių dangui. Štai taip gyvena pajėsiškiečiai ir balbieriškiečiai. O mes praėjusioje laidoje domėjomės, kur Lietuvoje geriau gyventi – Neringoje ar Palangoje. Šį kartą daugiau jūsų balsų teko Neringai. Dėkojame, kad balsavote ir sveikiname laimėtoją. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Druskininkų savivaldybėje ar Visagino savivaldybėje. Balsuoti kviečiame internetu laidos svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86111 0909, siunčiant trumpąsią žinutę su tekstu Druskininkų arba Visagino. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę šiuo klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos, o rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Tiek šiandien apie šventes ir kasdienybę. Iki kito šeštadienio.